girdėti kolegas kalbant apie šitas technologijas, bet ir galvojau pats, kaip ruoštis daugiau ar kalbėti apie tuos teorinius apibūdinimus visus apie šias technologijas. Bet matau, kad įžanga padarė labai gerą, tai galiu parodyti darbinę virtuvę, kaip mes tuos įrankius įveiklinam ir naudojam savo kasdieninėme darbe. Tai tuoj dalinuosi ekranu ir galim pradėti. Matote mano ekraną turbūt. Taip, puikiai matome. Matote. Tai visgi kilo man klausimas, besiruošiant prezentaciją, ar mes kalbam ir apie virtualią realybę, nes man tai yra dvi neatsiejamos viena nuo kitos technologijos, bet pas jūs pavadinime visgi išgirdau, kad jinai yra ir virtuali, ir papildyta realybės. Na, o dirbtinis intelektas, tai čia šių dienų trendas, apie kurį daugiausiai visiems norisi kalbėti, bet aš ir praktiškai paliesiu ir minėtas realybės. Tai trumpai apie mus, kas mes tokie, tai esu 3 įmonių direktorius, 3 įmonės veikiančios skirtingose srityse, tačiau visos įmonės naudojančios būtent minėtus įrankius. Tai kaip tie įrankiai veikia skirtinguose sektoriuose, apie tai ir pasakosiu jums. Tai pirma įmonė, kurią turbūt labiausiai girdit, žinot, matot, tai yra VŠI LISPA mokykla, užsiimanti vaikų neformaliųjų švietimu, kaip ir kolegijos STEAMas, taip ir mes veikiame technologijų srityje ir vaikus mokom po pamokų. Kita įmonė yra komercinė, mažiau gal girdėta ir žinoma, tai yra UAB IT Loftas, brandas jos yra Hexomeda, kuri atlieka programavimo paslaugas, perparduoda įrangą ir kuria inovatyvius technologinius sprendimus. Na ir dar viena įmonė, VŠI Gameris, kur šiais metais paleidom naują brandą, tai yra pramogų loftas, veikianti grynai asmeninių švenčių organizavimo srityje. Ir kaip bebūtų keista, visos jos daugiau mažiau naudoja prieš tai minėtas technologijas. Tai mokykla įveiklina visas 3 šitas jums aktualią temą technologijas, tiek virtualią realybę, tiek papildytą realybę, tiek patį dirbtinį intelektą. Hexomeda numeris 1 dirbtinis intelektas, kai kalbam apie jo išsipirkimą, mes esame išsipirkę licenzijas ir tai tolygu man etatiniam darbuotojui ir parodysiu, kiek jis mums šiandien dienai kuria vertės įmonėje. Na ir pramogų loftas, pramoginis sektorius, kuris daugiau dirba su virtualia realybė, na, o dirbtinis intelektas įveiklinamas kaip vėl darbuotojas, kuriantis vizualizacijas ir panašius dalykus. Tai pradėkim nuo virtualios realybės ir papildytos realybės, apie jas turbūt, kaip ir kalbant apie pramogų loftą, daugiau naudojam tam pramogoms, sužavėti turbūt tą patį klientą, o mokykloje jis pasitelkiamas kaip edukacinės priemonės. Ir ne be reikalo turiu 2 įrenginius pasileidęs pas save, kad galėčiau jums pademonstruoti, kaip šitie virtualios ir papildytos realybės įrankiai veikia pas mus pamokose. Tai aš dabar pasijungsiu planšetinį kompiuterį, pasidalinsiu būtent jame savo ekranu. Na ir mes, pavyzdžiui, turime tokią, matau, kad matot. Matom. Svarbu girdit, vaizdas vėluoja, matau, bet nieko baisaus, gal pavyks visgi ir vaizde pamatyti. Mes turime, pavyzdžiui, temas apie žmogaus kūną
ir kaip jį geriausiai pažinti, jeigu nepamatyti žmogaus organus iš vidaus. Kaip plaka širdis, kaip virškinamas maistas, kokią maisto kelionė visoje mūsų organizmo grandinėje. Ir visą tai mums padeda padaryti dirbtinis intelektas, bet papildyta realybė, kuri man dabar nenori taip greitai pasileisti, bet vis tiek aš bandysiu. Taip. Gerai, dar sykį bandom. Va. Labai stringa, bet manau pavyks. Tai čia yra programėlė, kuri skanuoja tam tikrus marškinėlius, kuriuos apsirengia mokiniai. Tai šiandien dienai prašysiu savo kolegijos Rūtos, kad jinai pabūtų mano mokinė. Rūta, galima. Gerai. Labai vėluoja vaizdas, bet manau, kad jūs pamatysite kad ir tokiais tūkstančiais vaizdiniais, kaip mes galim tyrinėti žmogaus kūną, matyti širdies plakimą ir panašiai. Taip, matyti inkstus ir panašius dalykus realiai, kaip sakyti, naudojant papildytą realybę. Tai ar matėt, ar žiūrėjot, supratot? Nors, kaip matot, Puikiai matėm. Rūta tiesiog yra apsirengus tam tikrus marškinėlius, kurie atpažįsta, kaip sakyti, programinę įrangą. Tiksliau, programinė įranga atpažįsta tuos marškinėlius ir gali suformuoti žmogaus vidų ir kalbėti apie funkcinius organų, kaip sakyti, privalumus, trūkumus ir panašiai, kas būtų, jeigu širdis sustotų ir panašus dalykai. Kitas, ačiū Rūta, kitas pavyzdys, mes esam Lietuvoje vienos programinės įrangos platintojai, tai yra Cospace sistema, kur pardavinėjom licenzijas ir šitą programinę įrangą taip pat praktiškai didžioji mūsų LISPO mokykloje pamokų dalis yra paremta šitą programinę įrangą. Ir ji taip pat turi papildytos realybės modulį. Susirasiu vieną iš pamokų, iš rezultatų. Ir naudojant, jeigu matot mano kamerą, naudojant štai tokius kubus, jie yra atpažįstami programinės įrangos ir leidžia suformuoti ir išvesti informaciją ant to kubo. Tai aš pasirinkau tokią pamoką, kur vaikai gali pasiruošti savo gyvenimo aprašymą. Aha, ir vėl mane atjungia. Dar minutėlę, dar sykį, jeigu jūs kantriai taip žiūrėsit, tai dar sykį pabandysiu paleisti štai šitą programėlę. Na va. Ir vaikai kuria gyvenimo aprašymą apie save būtent ant tokio kubo. Jie modeliuoja 3D erdvėje informaciją apie save, na, o papildyta realybė leidžia mums išvesti tą parengtą informaciją ant šito kubo ir pažiūrėti štai taip gyvai. Matosi. Tai turbūt geriausi pavyzdžiai parodantys kaip galima papildytą realybę naudoti pamokose, kuri praturtina turinį, jį pagyvina ir panašiai. Tai čia kalbant apie papildytą realybę. Na, o kai kalbame mes apie dirbtinį intelektą,
Tai dirbtinis intelektas, kaip ir rodžiau pirmoji skaidriai, jis pas mus naudojamas yra visose įmonėse ir dabar parodau, kaip jis yra naudojamas. Tai mes naudojam ChatGPT, tekę išnaudoti ir Mariaus minėtą Midjourney sistemą, tačiau ChatGPT yra toks paprastesnis, žmogiškesnis ir labiau suprantamesnis paprastam žmogui. Jis bendrauja lietuvių kalba, puikiai, kaip sakyt, su juo galima susirašyti, susibendrauti lietuviškai. Na ir šiandien dienai ChatGPT pas mus yra kaip sufleris, kuris gali padėti surasti atsakymus, kurie mums kyla. Taip, mes įpratę jų ieškoti internetu, tačiau ChatGPT jį išveda čia ir dabar ir žymiai greičiau. Gali pateikti nuorodas ir panašiai. Taip pat mes jį laikom kaip konsultantą pagal pareigybės. Čia jau tas etatas, kaip sakau, kuris gali būti pagal pareigybės bet koks. Tai ir projektų vadovas, ir straipsnių autorius, teisininkas, viešųjų pirkimų specialistas. Aš parodysiu kiekvieno šito pareigybės, kaip mes jį įdarbinom, kuomet mums reikalingos šitos pareigybės, nes nesam milžiniška kompanija, kur turėtumėm po specialistą šį, tačiau ChatGPT mums puikiai tarnauja laviruodamas tarp visų šių pareigybių. Na ir vaizdo generatorius. Tai marketingo srityje irgi parodysiu pavyzdžius ir jūs juos galbūt jau esat matę Facebook'e, tai žinokit, kad tai yra tiesiog dirbtinio intelekto rezultatai. Ir kaip tai visą tai atrodo praktiškai, tai mes, kaip sakau, naudojam ChatGPT, įsipirkę, mėnesinis mokestis išeina apie 18 eurų, doleriais mokam, tai kiekvienas iki keičiasi pagal kursą, už metus nusipirkti negalima. Tačiau kas mėnesį verta ten paaukoti ant 18 eurų. Ir čia yra mūsų šio robotuko istorija. Tai vat galit pažiūrėti kairėje pusėje lango, kiek jisai mums jau atidirbęs per gan trumpą laiką. Temų įvairiausių. Galim dabar netgi trumpai užmesti akį į tas temas. Aš esu, aišku, jum atrinkęs būtent pagal tuos viešųjų pirkimų specialistus ir panašiai, bet dažniausiai naudoja jį programuotojai. Šį įrankį ir kaip matot, pavyzdžiui, irgi kalba eina apie programavimą, kuomet darbuotojas sako, sukurk man divą, čia toks kaip programavimo išvesties bloką, kuriame būtų vadinamas scroll baras ir naudojant būtent React'e. Na ir jisai pradeda suteikti informaciją, pateikia pavyzdžius, kaip visą tai yra padaryti, kaip tai galima padaryti, kur galima tiesiog nusikopijuoti skriptą, įsidėti į savo programą ir programa tiesiog veikia. Žmogui jau nereikia rašyti tų kiekvieno simbolio ir panašiai. Na ir galima jį tardyti, prašyti, kad jis ten tobulintų tą parašytą kodą. Šiuo atveju darbuotojas prašo, kad pateiktų visas galimas variacijas, kalbant apie būtent scroll baro integraciją į React'ą. Ir panašiai. Bet čia sudėtingi dalykai. Palinkim programavimą programuotojams, kaip sakyti, pažiūrėkim į visą tai paprasčiau. Tai vakare turėjau 2 darbus dar pasidaryti. Tai pateikti Kazlų Rūdos valdybei projektinę paraišką finansavimui gauti. Na ir kas kitas, jei ne ChatGPT parašys tą paraišką. Tai studentai, moksleiviai jau nuo pačių mažiausių naudoja šitos įrankius praktiškai. Tikrai būtų naivu manyti, kad dėstytojai galvoja, kad tuos darbus rašo patys studentai, bet tikrai galiu 100% teigti, kad didžioji dalis jų eina parašyti per ChatGPT. Tai panalizuokim projektų vadovo pareigybę.
kuomet aš jo vakar paprašiau, kad įsivaizduotų jisai, kad yra projektų vadovas ir kad jam reikia parengti paraišką projektui. Kaip suformuluojam mintys? Mūsų praktikoje rodo, kad jeigu ChatGPT suteiki rolę, sakai jam įsivaizduok, kad tu esi tas ir tas, jis kitaip kuria informaciją. Tai aš jam uždaviau teiginį, kad jis įsivaizduotų, jog yra projektų vadovas ir pateikiau iš projektų pateikiau aprašo tam tikrą segmentą, kuris apibūdina finansuojamas veiklas, kad jisai visą tą dokumentą rašytų atsižvelgdamas į tai. Pateikiau jam aišku, jis jau man pradėjo rašyti šitos dalykus, jau pradėjau formuoti, nors dar labai nedaug informacijos gavo iš manęs. Aš jį vienu momentu nutraukiau, sakau, palauk, tu neskubėk, aš tau dar duosiu daugiau informacijos. Tai ką aš jam padaviau? Aš jam padaviau paraišką, paraiškos formą ir padaviau praeitų ar užpraeitų metų savo rengtą panašią projekto paraišką ir sakau, paimk visą informaciją iš ten ir performuluok pagal aprašo reikalavimus ir sukurk man naują paraišką būtent naujam projektui. Tačiau vakar man stipriai jisai lūžo, tad teko man jo prašyti palaipsniui, kad kiekvieną grafą aš, kaip sakyt, išsiprašau pas jį po truputį. Na ir po truputį dėliojau tikslinės grupės, jis aprašo visą tiesiog labai geras kūrybinis darbuotojas, kur neturi nieko ką pasakyti daugiau, apart to, ką jisai pasako. Žinot, kaip sako, reikia mokėti pilstyti iš tuščio į kiaurą. Tai jis tai sugeba puikiai. Tai paraiškas, kaip sakyt, rašo, aš jam netgi sakau, čia yra tokia projektų veiklos įgyvendinimų planas, kuris turi būti parengtas pagal aprašo tam tikrą segmentą. Jis man atrenka net ir tą segmentą, koks ten pagal kokį kriterijų, kas ten padaryta ir viską surašo. Taip, čia, kaip sakyt, skaičius aš pasikoreguoju, stilistika šiek tiek ten vieną kitą linksnį nuklysta berašydamas, bet jis ir lenteles generuoja, štai sukūrė man, nes aš jo paprašiau, kad man sukelk, vat aš jam tokį surašiau, kad atsiųstų man docs formatu užpildytą lentelę ir jisai man būtent ją sukūrė, kur aš parsisiunčiu docsą, įsikeliu į projekto paraišką, na ir turiu tą rezultatą. Ar gausiu finansavimą ar ne, pasakysiu po mėnesio, jeigu bus įdomu, bet daviau kolegai pataisyti mano parengto projekto klaidas. Sakė, nu labai gražus projektas, tai džiaugiuosi, bet nuopelnai ne man šiuo atveju. Tai projektų vadovo rolė. Dabar pažiūrėkim į kitą rolę. Kadangi mes dalyvavom viešuosiuose pirkimuose, turėjau tokį iškrito toks skelbimas, ligoninėje ieško valgiaraščių sistemos. Yra techninė specifikacija labai abstrakti. Ir galvoju, ką mes nuo Excelio galima pritaikyti iki moderniausių programavimo kalbų ir panašiai. Labai abstrakčiai viskas parašyta. Tai šiuo atveju įkėliau dirbtiniam intelektui viešo pirkimo dokumentus ir paprašiau, kad įsivaizduok, kad tu esi būtent IT projektų vadovas, ir tau reikia įvertinti šį kvietimą, kokias technologijas naudotai, nes man pagal tai reikia apskaičiuoti projekto vertę, ar man reikės programuotojų, ar man reikės tiesiog Excelio specialistų ir panašiai. Ir man jis viską apibūdino, išvedė, kas naudojama frontende, backende, kokios duomenų bazės naudojamos, kokios sąsajos, kaip visi duomenys bendrauja. Ok, sakau, žiūrėk, mes turim labai minimalų biudžetą, padaryk taip, kad tiksliau pasiūlyk, ką tu man gali pasiūlyti, kokius įrankius tam pirkimui įgyvendinti su mažiausiu biudžetu ir mažiausiai žmogiškaisiais ištekliais. Na tai ką, jisai tada paėmė ir pasiūlė tą patį WordPressą, ekonomiškiausias variantas, su custom post type, tam tikrais įskiepiais ir panašiai. Visa tai mums yra žinoma, su visu tuo mes dirbom ir panašiai. Kitaip tariant, jis pasako be didelių ten analizių, kiek, kaip sakyti, jeigu nori pigiai padaryti, kokius įrankius naudoti. Jeigu nori labai gerai padaryti, tada kiek žmonių reikės ir panašiai.
Viskas. Tai čia iš viešųjų pirkimų specialisto, kuomet reikia analizuoti dokumentus. Ar jūs paimsit sutartis ar teisinius įstatymus, jis visur gali viską pakomentuoti, įkelkit dokumentus ir išgausit reikiamą informaciją. Jeigu jums duoda pasirašyti sutartį, vat mūsų sektoriui verslo, jau čia Heksomedos, gali būti, kad ten gali gauti baudas už vėlavimus ir panašius dalykus, tik nereikėtų skaityti sutarties, įmeti ir pasakai, kokios didžiausios mūsų rizikos šioje sutartyje. Ir jis, kaip geras specialistas, per 5 sekundės viską tau išdėstė. Toliau. Kalbant apie tą sritį, kada reikia galvoti, sukurti panašius dalykus, kur skaitai daug literatūros ir pats turi sukurti formulės. Vienas iš tokių pavyzdžių, man reikia sukurti įmonėje jau kaip vadovui, reikia sukurti motyvacinę sistemą. Žinot, kas tai yra, daug kintamųjų, kaip apskaičiuoti, kad visi liktų nenuskriausti ir panašiai. Aš jam išdėsčiau savo mintis, padrikas, kaip matot, ir su klaidom ir panašiai, jis viską supranta. Na ir pradeda jis man dėlioti formulės. Formulės, kad ir čia, kad ten bazinė alga, priedas toks, priedas kitoks, apsiskaičiuoja taip ir anaip. Na ir buvo vienas niuansas, kada jis man pasiūlė vieną kintamąjį, tai yra reguliarus atsiliepimų teikimas iš klientų. Ir aš jam sakau, žmogau, ne žmogau, robotai šiuo atveju, programą, man tam reikia etatų, kad aš turėčiau nuolatinį apklausų siuntinėjimą klientams, kurių yra daug ir dar plus turiu analizuoti jų atsakymus. Sakau, padaryk taip, kad šitas kriterijus būtų, bet rask sprendimą kitokį, nes etatų aš nesamdysiu. Na ir jis tada paėmė, man pateikė sprendimų krūvą, kur tada, jeigu taip, tai rinkis pats. Tai toks konsultantas, kada gali su juo pasitarti. Na ir paskutinė skiltis iš mano prezentacijos, kuomet jisai yra paveikslėlių generatorius. Tai jeigu jūs nueitumėt į mūsų Facebooką, pavyzdžiui, pramogų lofto Facebooką, tai šita iliustracija yra sukurta dirbtinio intelekto, kurią mes naudojam reklamoje, išsipirkę esam ir panašiai. Čia jeigu žiūrėtumėm toliau, štai šitas berniukas taip pat yra dirbtinis intelektas. Čia nėra niekas kitas, kaip tik tai programų sukurti vaizdai. Na ir kad nepažeistumėm autorinių teisių, kad nepažeistumėm ten tų žmogaus atvaizdo problemų neturėtumėm, jis sugeneruos tokį veidą, kur tikrai, kaip sakyt, mes nežinosim, ar toks veidas egzistuoja mūsų pasaulyje. Tai tikrai geras įrankis generuoti vaizdus ir panašiai. Iš to išpirktoje versijoje šita galimybė yra. Mokykloje taip pat įveiklinam vaizdų generavimą, kadangi turim grafinio dizaino krypties pamokas, tai vaikai taip pat dirba su šiuo įrankiu, jau yra supažindinami, kaip sukurti iliustracijas pagal pateiktus raktinius žodžius. Tai štai čia yra mokinių rezultatai, kuomet tema buvo gyvūnai, pasirenka norimą gyvūną, jį apipavidalina ir štai sugeneruoja tokius gražius, sakyčiau, paveikslėlius. Ir panašiai. Tai nuo to, ką dirbam reklamoje, iki to, ką naudojam mokykloje. Tai tiek turbūt iš mano prezentacijos ir pabaigai, kaip ir daugelis pranešėjų, taip ir aš, kaip ir Marius, taip ir aš, šitos iliustracijos, kurias jūs matėte pas mane, buvo vakar sugeneruotos pagal jūsų pateiktas tematikas ir aš jo paprašiau, kad man pateik ten ofisą, pateik didelę darbo žmonių grupę, kuris būtų šviesus ofisas, kur dirbo su virtualios realybės akiniais ir panašiai, kaip tas atrodo realybėje, vakar mano realybėje, štai mano darbas yra su juo. Pačią pradžią grįšiu. Na va.
Turėsiu galimybę pristatyti, praktiškai pademonstruoti mūsų įmonių patirtį dirbant su dirbtiniu intelektu. Siunčiu laiško iškarpą, atsiprašau, pateikiau laišką, kurį iš jūsų gavau. Štai visas laiškas, na ir mano pranešimo potemės irgi tiesiog sumečiau banaliai, aprašiau, kokio santykio ir kokių paveikslėlių man reikės. Na ir jis pradėjo tuos paveikslėlius man generuoti vieną po kito ir tiesiog tobulinau tuos paveikslėlius. Čia vat susirašinėjau dar su juo lietuviškai, paskui pradėjau angliškai rašyti, kad tikslesnius rezultatus išvestų. Na ir štai, vienas paveikslėlis yra iš čia ir prieš tai buvo dar vienas paveikslėlis. Na, čia jų dabar net neužkrauna. Tai va, tai visi gudri, darbuotojai taip pat kaip ir studentai yra gudri ir reikia tokius įrankius kuo greičiau įveiklinti, nebijoti tų naujovių, nes ir plaktukas kažkada buvo naujovė, rašiklis po plunksnos buvo naujovė, garo mašina buvo naujovė ir žiūrėkit, kokiam amžiui mes gyvenam. Jeigu mes to bijosim, jeigu mes to vengsim, užkirsim kelią, nepaisant to, kad kažkas atominę bombą sukūrė, nors žinom, kad lūkesčiai buvo irgi kitokie, tai turėsim tik tai atsilikimą laike. Tai visiems, tiek jauniem, tiek vaikam, tiek studentam linkiu maksimaliai įveiklinti naujoves ir šitas technologijas. Ačiū Jums labai.